Tai labas visiems. Džiaugiamės vėl šiandien susirinkę į Panevėžio Lietaus vaikų tinklalaidę. Ir šiandien mūsų tinklalaidėje svečiuojasi aktorė, tinklaraištininkė ir mano nuomonė, čia gal svarbiausias žodis mama, Toma Razmislavičiūtė Juodė. Ji atvirai kalba apie savo patirtį, auginant autistišką sūnų Adomą, priėmimą, iššūkius ir pokyčius. Toma ne tik dalijasi savo istoriją, bet ir aktyviai siekia visuomenės supratimo bei pokyčių, per švietimą, viešus pasisakymus ir bendruomenės palaikymą. Kalbamės apie jos motinystės kelionę, patirtis teatre ir autizmo temą visuomenėje. Taigi, Toma, labas. Labas. Taip gražiai mane pristatė Asta, ačiū tau labai. Kaip tu šiandien jautiesi, noriu paklausti, kaip tavo širdyje, žiema ar pavasaris? Pavasaris, sakyčiau, kad jau pavasaris. Pavasaris, smagu labai girdėti. Tai aš iš karto ir pradėsiu nuo tos mūsų, manau, visiems klausytojams, šeimom, nes mūsų tinklalaidė ir skirta pirmiausia šeimom, kurios augina autistiškus vaikus. Kaip pirmą kartą supratai, kad tavo sūnus mato pasaulį kitaip ir kaip po to sekėsi priimti tą diagnozę, kokia buvo reakcija ją? Tiesą sakant, aš niekada negalvojau, kad mano sūnus pasaulį mato kitaip, aš ir dabar negalvoju. Gal todėl, kad aš pati labai anksti, dar paauglystėje, gal netgi vaikystėje, supratau, kad aš irgi pasaulį matau kažkaip unikaliai. Ir kadangi aš pati taip save identifikavau, man visą laiką atrodė, kad yra kažkoks bendras visų pasaulis ir kad aš turiu savo kažkokį kitą pasaulį. Tai ten fantazijos, kažkokios istorijos iš knygų, nežinau, kažkokios svajonės, sapnai, norai, kažkokie įsivaizdavimai. Ir man atrodė, kad visi taip gyvena, kad mes visi kažkaip tai save parodome vienokius viešai, ten, nežinau, tėvams, draugams, mokykloje ir panašiai. Bet dar egzistuoja kitas mūsų vidinis pasaulis. Ir man atrodo ir dabar, kad visi žmonės yra tokie. Tai, kad Adomas kažkaip kitaip matytų pasaulį, aš niekada to neakcentavau. Man atrodo, kad tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus unikalumo, kažkokia, nežinau, prasmė. Bet labai gerai paminėjau tą žodį diagnozė. Vat kada turbūt iš išorės išgirdau, kad būti va tokiu unikaliu yra negerai, tai yra diagnozė, tai yra nuosprendis, tai yra sutrikimas, tai yra netgi tam tikras kodas, va čia jau buvo šokas. Šiaip labai panašiai, kai kalbi ir man, pavyzdžiui, mano vaikai irgi ilgą laiką atrodė, taip, jie kitokie, bet kas čia tokio. Paskui, aišku, iškilus tiem didesnėm iššūkiam jau kažkaip reikėjo pamatyti juos kitaip. Tai kaip vis dėlto keitėsi tavo tas toks santykis su sūnumi ar net pačiai su savimi, kaip pavyko pereiti, gal, manau, tikrai tą diagnozę davė tokį šoką iki besąlygiškos tos meilės ir priėmimo, nes aš labai dabar matau, kad tikrai tu tas pavyzdys, kuris priėmė, ar vis dėlto dar nelabai? Nežinau, aš pabandysiu nuo pradžių atsakyti tavo klausimą. Iš tikrųjų, tai buvo šokas, išgirdus tuos vis pavadinimus autizmas, kitoks, ypatingas, vaikas, iššūkiai, sensoriniai, va tokie visokie nauji dalykai. Ir tu tikrai žiūri savo vaiką ir matai, kad velnias čia turbūt tikrai yra labai blogai ir kaip aš to nesupratau, ta prasme, kad tai yra blogai, čia nieko gero, tas jo unikalumas, tas jo uždarumas. Nes jis buvo toks labai intravertiškas vaikas, kai buvo mažytis. Jisai norėdavo būti vienas, žaisti vienas, jam nereikėjo žmonių. Ir sakau, staiga tu pradedi žiūrėk, čia sutrikimas yra, čia nenormalu. Normalūs vaikai taip nedaro. Ir labai buvo daug to žodžio. Vis tiek Adomas diagnozę gavo prieš 7 metus. Tai iš tikrųjų nebuvo viskas taip, kaip dabar yra Lietuvoje ir švietimo įstaigos ir mūsų visuomenė šiaip labai skyrėsi ir žodžiai, kuriuos mes vartojame ir girdėjome aplink save, vartojant, kalbant apie mūsų vaikus, ir terminai, ir iš tikrųjų to tokio galbūt, dabar tai yra nemažai tų žmonių influencerių, tai pasakykime, kurie dalinasi savo kasdienybę, turint vienokius ar kitokius sutrikimus, tada nebuvo nieko. Ir tas toks naujas atsiradęs žodinėlis, nauji tokie dalykai. Iš tikrųjų, aš pradėjau savo vaikę matyti labai daug problemų ir man atrodė, kad jis yra... Buvo laikas, kai aš jame mačiau tik autizmą. Ir mano tas tobulas, unikalus, išsvajotas ir labai lauktas vaikas man tapo tiesiog autistišku vaiku ir aš mačiau jame tik tai. Ir tai, manau, buvo didžiausias emocinis dugnas man kaip žmogui, kaip mamai.
Ir aišku, tai labai jautė ir sūnus, ir visa aplinka. O kada aš supratau, kad kažką reikia keisti, kad kažkaip kitaip reikia gyventi, tai tada, kai supratau, kad problemos yra vis tik tai ne jame, o manyje, kad aš turiu būtent keisti savo požiūrį, būtent, kaip gražiai labai paminėjai, besąlygiškai priimti ir mylėti. Ir galbūt tai skamba labai utopiškai, ta prasme, besąlygiškai mylėti savo vaiką, taigi visos mamos savo vaikus myli. Ir kai aš pirmą kartą išgirdau tokius žodžius Kaune, mes nuvažiavom su Domu pas osteopatį, nes jo nugaras, sprandas buvo labai įsitempę ir mes tiesiog norėjome, kad jam padėtų, nes ir laikysena viskas. Labai matėm, kad tiesiog blogai, reikia pagalbos. Ir ji man pasakė taip, žinai, Toma, čia va tau yra tavo likimas. Besąlyginės meilės likimas, sako, tu dabar turėsi jį tiesiog mylėti. Ir aš taip iš tikrųjų įsižeidžiau, kad man tai pasakė, aš tikrai galvoju, kaip tu man gali taip sakyti. Tarsi aš atvežiu pas tave savo vaiką, ieškau jam pagalbą, aš dėl jo stengiuosi, aš jį myliu ir tu man čia staiga aiškini, kad aš turiu jį mylėti. Tarsi tu nematai, kad aš jį myliu, kas yra. Ir aš viduje tada labai įsižeidžiau ir supykau ir nepriėmiau labai to. Ir tik paskui ilgainiui aš supratau, apie ką buvo tie žodžiai. Ir turbūt tas nepriėmimas, aš labai dažnai girdžiu iš mamų ir skaitau komentaruose, ypač toj diagnozės pradžioje, kad staiga užverda diskusija apie tai, kad tu gal nepakankamai myli. Ką jūs norit pasakyti, aš nepakankamai myliu? Ir tai yra labai sunku priimti, nes pirmiausia, kas atsitinka, kada vaikas gauna diagnozę, mama kaltina save, kaip aš nemačiau, kaip aš nesupratau, iš vis kaip jisgi dėl manęs toks, jisgi iš manęs gimė, vadinasi, aš kažką dariau ne taip, kad jis toks. Ir kai tau dar kažkas kala, kad, žinai, tu jį tiesiog mylėk, tu iš karto pradedi gintis, tai ką čia atrodo, kad ne iš meilės viskas. Ir iš tikrųjų reikia labai daug su savim, nežinau, ieškoti, atrasti tos taikos, priėmimo, nusiraminimo visų pirma, sakau savo. Ir kai aš pradėjau stebėti save, kokią aš informaciją ištransliuoju sūnui, kokius aš jausmus jam siunčiu, nes, žinai, tu gali nesakyti vaikui, kad tu ten, žinai, blogai darai, pas tave yra sutrikimas ir tu šiaip čia viską nelabai, žinai, atsilieki raidoje ir panašiai. Tu gali sūnui to nesakyti, jis tą jaučia, jeigu tu tai matai jame. Ir vadinasi, tu turi keisti žvilgsnį, turi keisti požiūrį, turi keisti savo intencijas. Ir kai jam kažkas nepavyksta, to galbūt net nepamatyt, ne tik, kad nepasakyt, žinai, kad tau nepavyko, bet net nepastebėt to ir laukti tų ženklų, kada kažkas pavyksta. Ir čia yra iš tikrųjų labai ilgas ir didelis darbas su savim, tik su savim. Taip, labai man irgi rezonuoja viskas, nes aš irgi pati pradėjau eiti visokius tėvystės kursus, nes irgi galvau, aš čia nemoku auklėti, aš čia nemoku kažką elgtis. Ir visuose pirma žinutė buvo, kad pirmiausia turiu keistis aš ir dar tą išmokti pirmiausia visada pagirti, pastebėti, kas gerai, o kas blogai ignoruoti. Ta prasme, tai mes visi iš klaidų mokomės, taip. Tai labai gražiai tu čia pasakai, manau, mamom kiekvienai bus įkvėpimas. Ir gal kokią mintį norėtum pasakyti, jeigu sugrįžtum į tą momentą, kai viską sužinojai, ką sau galėtum dabar pasakyti? Žinok, nieko nenorėčiau sau sakyti, nes aš jeigu viso to kelio nebūčiau praėjusi, aš turbūt šiandien nebūčiau tokia, kokia esu. Ir mano santykis ryšys su sūnumi nebūtų toks, koks yra. Jeigu kažkas būtų man, nežinau, kažką sakė, kažką paaiškinę, arba, nežinau, pasakė, kaip bus ateityje, aš turbūt būčiau klausiusi labai, pasitikėjusi ir dariusi taip, kaip sako. O kadangi tuo metu aš neturėjau jokių patarėjų ir palaikymo netgi, sakyčiau, neturėjau, nes aplink mane žmonės tiesiog nesuprato, kas čia vyksta. Mano aplinkoje, mano šeimoje visi buvo labai labai išsigandę ir aš dar turėjau kitiems padėti, kitiems paaiškinti, ne tik kad savo. Tai galvoju, kad gal aš net neturėčiau ką pasakyti savo, todėl kad reikia tiesiog su tais batais nueiti tą kelionę. Kad ir kaip jie spaustų kartais sako, bet reikia su jais nueiti tą kelią. Taip, ir tada norėčiau dar paklausti, gal čia pereiti prie tavo to viešo dalinimuose. Taip, tu rašai tinklaraštį Mamado. Taip, Mamado, aš įkirčiuoju. Mamado. Aha, taip. Ir esi aktyvi autizmo tokia tema kaip ir švietėja. Mes esam susidūrę Žvelk-giliau iniciatyvoje ir daugelį tikrai kitų renginių. Tai kas tave įkvėpė tai daryti ir paskatino viešai dalintis savo istoriją, savo sūnaus istoriją?
Iš tikrųjų, niekada neturėjau tokio tikslo, kad kažkaip tai šviesti visuomenę, niekada negalvojau, kad aš galiu kažko kitus, nežinau, išmokyti. O tas tinklaraštis atsirado iš tikrųjų iš vienatvės. Aš neradau niekur nieko, kas mane paguostų, kas galbūt atlieptų mano jausmus. Ir taip tiesiog vieną naktį, iš tos vienatvės, aš atsisėdau prie Adomo, atsimenu, jis užsnūdo, o jis labai nemiegodavo. Ir man kažkaip pradėjo taip eiti daug minčių, kad aš tiesiog pasiėmiau telefoną ir susirašiau visas mintis, kurios eina. Tai buvo pirmasis mano postas apie pyktį. Tiesiog būkime teisingi, mes to pykčio turime visi ir ypatingai daug pykčio turime tada, kai mums kažkas nesiseka, ir labai daug pykčio turime tada, kai kažkas atsitinka mūsų vaikams. Ir aš pradėjau rašyti apie tą pyktį, pati analizuoti, kaip jis kyla ir kaip aš nenorėčiau, kad jis būtų ir kaip aš jį galėčiau transformuoti. Ir visą tai per savo, aišku, jausmus susijusius su Adomu. Ir taip atsirado mano pirmasis postas ir aš rašydama tą postą supratau, kad aš pati išsirašydama kažkaip išsiaiškinau dalykus. Ir aš įdėjau jį į Facebooką, tiesą sakant, tik tam, kad jis nedingtų. Aš tiesiog greitai sukūriau grupę ir galvoju, taip, mama Adomo. Mama, ir vis taip dėliau, Adomas ir mama. Turėjo būti Adomama, paskui, ir taip atsirado tas mamado. Labai labai ekspromptu. Tiesiog, kad aš jaučiu, kad čia bus mano kažkoks kaip blogas, gal net uždaras. Bet aš, kadangi labai esu susipykus su socialiniais tinklais, aš sukūriau tą puslapį, įdėjau tą postą ir pasirodo jis buvo viešas. Ir kažkas jį perskaitė tą naktį. Ir aš ryte gavau žinutę, kad labai palietė tavo postas, Toma, tu turi rašyti. Aha, gerai, turiu rašyti. Bet sakau, aš tokio kaip ir neturėjau tikslo, kad dabar čia daryti kažkokį testinį reikalą. Tačiau paskui kažkaip, kaip tik artėjo autizmo supratimo diena, ta balandžio 2, ir aš vėlgi savyje labai daug įvairių jausmų apčiopiau, nes tada dar buvo toks laikas, kai mes su Adomu nelabai kur dalyvavdom, aš gal nelabai ir norėjau pripažinti, kad mes čia kaip ir tos bendruomenės tikrai dalis esame ir būsime. Ir vėl surašiau tos savo pojūčius. Ir tas jau postas apie autizmą konkrečiai buvo, gal sakyčiau, mano toks atsivėrimas. Nes man gyvai kalbėti su žmonėmis, su savo aplinka buvo labai labai sunku. Aš mačiau, kad manęs, be jokio kaltinimo sakau, aš mačiau, kad manęs nesupranta net mano tėvai. Jie nesusidūrė, jie labai pergyvena, jaudinasi, bet jie net nesupranta ne tik, kad kas tas autizmas ir kaip čia dabar toliau reikės gyventi, bet jie ir mano pojūčių nesupranta. Aš tik matau, kad jie labai labai liūdi. Ir aš kažkaip pagavau, kad reikia per tą rašymą pasakoti. Ir gal tai bus kitiems aiškiau, kaip aš jaučiuosi, nes, sakau, man pačiai kažkaip atsirakina dalykai rašant. Ir tikrai pradėjau paskui sulaukti laiškučių, žinučių, kur žmonės sako, kad aš taip galvoju, tik aš taip nemokėčiau pasakyti, bet labai gerai, kai kažkas pasako ir tada tu supranti, kad tai viskas čia su manim gerai, nes man irgi tokie dalykai vyksta. Tai taip, ir dabar jau tai išaugo tikrai nemažą bendruomenę, 6,000 sekėjų turi mano puslapis. Aš manyčiau, kad kadangi tai yra labai, drįsiu tai pasakyti, nišinė ir vis tik tai siaura tema, manyčiau, kad turėti tiek sekėjų yra labai neblogas rezultatas, todėl kad žmonės tikrai puslapį skaito ir tie, kurie su to susiduria, ir tie, kurie galbūt šalia to yra, mokyklose ar draugų rate turiu autizmo atveju. Tačiau kartu mano tinklaraštį skaito ir pedagogai, ir įstaigų vadovai, ir aš manau, kad aš labai pati vertinu tą bendruomenę, nes aš kaip pažiūriu tą skaičių, 6,000 ten su kažkiek, aš galvoju, žiūrėk, 6,000 žmonių, kuriems rūpi šita tema, tai yra taip brangu, tai yra taip svarbu. Ir aš iš tikrųjų dabar į tą savo rašymą žiūriu taip kaip į tokį, nežinau, gal kažkokį tai Dievo dovaną man, gebėjimą, mano nekalbančios sūnaus galbūt jausmus įžodinti ir taip pakviesti žmonės pažinti autizmą. Tarsi gimė iš kažkaip kaip ir savirefleksijos, bet taip, kuri labai, sakykime, jautriai užkabino daugelį žmonių. Ir manau, kad skaičius iš vienos pusės yra svarbu, bet socialinė medija yra socialinė medija, jinai tikrai neparodo tiek, kiek žmonės skaito. Čia tik seka tiek, o skaito daug daugiau. O iš kitos pusės, nors vienam žmogui tavo tas įrašas padėjo, tai jau yra labai didelis pasiekimas, aš manau. Aš taip pat galvoju, nes manęs klausia dažnai, o tai tu ten žiūri tuos laikus, o kodėl tu neatsakinėjai komentarus? Ir aš sakau, žiūrėkit, aš atsakinėjau žinutes.
Ir jeigu man parašius postą, ten būna, nežinau, 1000, gerai, kad ir keli šimtai ten, ne, laikų. Tai vis tiek jau reiškia, kad žmonės atkreipia dėmesį. Keli šimtai žmonių jau atkreipia dėmesį, tai jau yra daug. Bet vat, kaip ir sakai, jeigu dar tu gauni vieną asmenišką žinutę, o žinučių būna įvairių, būna padėkos, bet būna, kad žmonės man tokiom paklodėm surašo savo patirtis, nes jie tiesiog daugiau su niekuo neturi su kuo pasidalinti. Ir man ta viena žinutė, kad žmogus atrado, vat irgi kažkokią tai terpę, kuris gali tiesiog išsilieti, tai vat teisingai sakai, vat gal dėl to iš tikrųjų ir vyksta tokie dalykai, net ne dėl tų masių. Tai ačiū, kad tai darai. Tikrai tai yra daug, nes kažkokiai mamai, kuri gal gyvena, yra tokių ir tikrai neturi, kaip tu pati sakei, tą kelios pradžią, nei su kuo pasišnekėti, net su artimais negali pasišnekėti. Tai tavo įrašai ir manau, tas įvo pasidalinimas, jai tikrai kažkoks kaip šviesulys būna kiekvieną dieną. Dar tu taip pat esi ir sukūrus tokią kaip ir grupę savitarpio pagalbos. Gal tu galėtum daugiau papasakoti apie šitą savo veiklą? Buvau, dabar truputėlį grupė yra sustabdžiusi veiklą, aš buvau sukūrusi savitarpio pagalbos grupę Drama Mama, o idėja kilo tai nuo to, kad aš įstojau studijuoti taikomąjį teatrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, magistro studijas ir aš tiesą sakant praktiškai dėl to ir įstojau, nes aš tikrai tikiu teatro terapinę naudą ir aš labai atskiriu tuos dalykus, pavyzdžiui, kad teatras yra scenoje kaip reginys, kaip meno kūrinys ir kai yra praktinis teatras, kuriame dalyvauja žmonės, ne aktoriai, kurie tiesiog patiria jį savimi. Ir kai atsirado tokios studijos, aš iš karto žinau, kad aš studijuosiu ir tikslą žinau, kad tikrai tai kažkada taps, man tai reikės įkūnyti, aš turėsiu tą padaryti. Tik tiek, kad pradinis tikslas buvo padaryti 5 užsiėmimus ir iš tikrųjų atlikti tyrimą, ar tikrai tie metodai veikia. O iš tų 5 susitikimų gavosi 37 susitikimai. Ir sakau, teko padaryti pauzę, nes tiesiog, tiesą sakant, aš truputį pavargau, nes vis tiek dirbti su moterų grupe, kurioje yra įvairiausių istorijų ir patirčių. Ir taip atiduoti, kaip aš atiduodu save, tam reikia irgi paskui pasikrauti. Tai aš tiesiog, kaip sakau, norint kažką duoti, tu turi būti ne tik kad pilnas, tu turi būti perpildytas, tada tu gali dalintis ir duoti. Tai mes praktiškai 9 mėnesius susitikinėjom su mamom kiekvieną savaitę ir padarėme pauzę, bet aš jau jaučiu, kad jau ateina laikas atnaujinti tą mūsų grupę. Galbūt netgi didinti ją, kurti didesnę, tai tikrai tas projektas, mano tas projektas idėjinis, jisai neužbaigtas, jisai neuždarytas, todėl kad aš tikrai pamačiau, kad yra prasmė, aš tikrai pamačiau, kaip mamos atsidarė, atsivėrė. Ir tiesą sakant, tos, kurios net pas mus grupėje bijojo prabilti, iš viso kalbėti, rezultate jos kalbėjo scenoje, tai man atrodo, kad tai tikrai paveiku ir mes tai tikrai dar darysime. Tai manai, kad vis dėlto svarbu tėvams ieškoti tos pagalbos ir palaikymo bendruomenėje ir kaip tavo manimu tai padeda? Aš manau, kad šiaip yra labai individualu. Yra žmonių, kurie nenori bendruomeninių pagalbų, jie nori individualių konsultacijų arba tiesiog, nežinau, terapijų, muzikos terapijų, gongų, masažų. Bet kad apskritai žmogus turėtų ieškoti laiko savo, visiškai išeiti, nežinau, iš tos rutinos, kuri yra labai sunki, slegianti, sudėtinga ir kartais netgi tragiška, manau būtina. Nes iš tikrųjų man būtent teatras, mano darbas, mano profesija, mane iš tikrųjų ir ištempė iš depresijos. Todėl, kad aš išėjus iš namų, aš privalėdavau persijungti, galvoti apie visai kitą pasaulį, apie visai kitas istorijas ir po kelių metų aš supratau, kad tai ir buvo mano terapija. Dėl to aš tikrai tikiu, kad tas toks, žinot, labai sunku prisiversti išeiti iš namų, kai tu žinai, kad namuose yra vaikas, kuriam tavęs reikia visada. Bet susidėlioti savo dienotvarkę taip, kad skirtum, nežinau, pusvalandį, valandą. Gerai, kiekvieną dieną 15 minučių savo skirk, jeigu negali kiekvieną dieną, skirk kartą į savaitę, pavyzdžiui, 2 valandas išeiti kažkur. Bet tu turi tą prisiversti. Ir aš savo draugės mokau, dabar, kurios, pavyzdžiui, turi ar kūdikius, ar irgi vaikučių su negalia. Sakau, žiūrėk, atsivers dabar kažkuria 1 savaitės dieną ir tiesiog žaliu tušinuku įsirašyk. Nuo tos iki tos valandos manęs nėra namie. Ir padaryk viską, kad taip ir būtų. Tu tiesiog išmok planuotis ir tame plane rask laiko savo. Ir žinokit, tai veikia, tai iš tikrųjų veikia. Nes tada mamos, žiūrėk, aš sportuot noriu, aš šokt noriu, aš piešt noriu, aš dar kažką. Nes tu turi 2 valandas laiko savo ir tu vis tiek prisiverti, ką per tas 2 valandas veikti. Kažką, kas tau, tavo širdis, kad uždainuotų.
Ir tai yra būtina, ir tai yra veiksminga. Tu netgi atsakai mano netgi sekantį klausimą, nes aš kaip tik norėjau ir paklausti, kaip tu pati, nes tu daug duodi vis kitiem, kaip tu pati, tai aš suprantu, tavo terapija yra darbas, teatras ir labai tie patarimai geri yra, kad skirti savo kiekvieną dieną tikrai tai nėra daug ir mes visi galime, tik tai reikia to griežto pasiplanavimo ir pasakymo savo. Stop, tu gali. Taip, ir žinok, aš tikrai supratau, per tuos 7 metus, kai mes gyvenam su autizmu mūsų šeimoje, aš supratau, kad pirmiausia, pati geriausia terapija yra išmokti pasakyti savo taip. Ir išmokti pasakyti tam, kas tave erzina, ne. Tai va čia yra ta terapija, o paskui jau kaip tu ten, žinai, išdėliosi tuos laikus ir tą taip ir ne. Čia yra visai kiti dalykai. Pirmiausia, išmok šios dalykus ir pamatysi, tau savaime pradės terapintis viskas. Supratau. Dabar noriu į kitą temą truputėlį nueiti į tokią, kaip visuomenė vis dėlto reaguoja. Taip, mes daugiau kalbėjom dabar apie mamas, apie tą pagalbą savo, apie tą tokį priėmimą. Ar teko tau susidurti su kažkokiu tokiu iš išorės, nežinau, nepriėmimu, atstumimu, ar apskritai kažką tokio toje temoje? Teko, bet aš neatsimenu. Aš niekada negaliu, žinokit, papasakoti. Dėl to kartais parašau, atsidarau savo puslapį, pati paskaitau, žiūrėk, čia buvo dar ir taip. Aš tokių dalykų nefiksuoju ir už jų nesikabinu. Aš stengiuosi kabintis už gerų emocijų. Todėl, kad čia gal mano prigimtis yra tokia, aš esu beprotiškai savikritiška. Ir aš niekada gyvenime iš šono aš nesu girdėjus nieko tokio, ko prieš tai jau savo pati nebūčiau pasakius. Tarsi, aš niekada nieko naujo neišgirstu. Manęs neįmanoma įžeisti, todėl, kad aš jau save prieš tai pati būnu įžeidusi. Arba kažką tokio, žinai, pasakyti, kad ir apie Adomą. Taigi aš žinau, koks jis yra. Jūs dabar pasakysit, kad jis, man viena ten mama, taigi jis autistas. Ok, tai aš tą žinau. Taip, tavo žodžiai žiaurus, tu norėjai man įkasti, bet taigi aš tą žinau. Ir tu man neįkasi. Ir gal va čia sakau tos mano tokios savybės, kad nereiškia, kad manęs neveikia tie žodžiai, jie veikia, jie skaudina, tuo metu tikrai sustingsti ir nežinai ir ką atsakyti, ir kaip čia dabar reaguoti, ir ar čia žmogui reikėtų kažką aiškinti, ar čia kaip tik reikėtų atsikirsti, o gal iš viso pakelt galvą ir nueiti ir išsiverkti kažkur tyliai ir nerodyti iš visų emocijų. Būdavo man tokių situacijų, tačiau su laiku jų vis mažiau, gal dėl to, kad aš kažkaip vis labiau užtikrinta jaučiuosi ir sakau, kadangi manęs neįmanoma nei išgąsdinti, nei nustebinti, o su tom reakcijom ir kažkokiais pasakymais, tai jų vis mažiau aš ir girdžiu. Bet šiaip tų tokių įžeidžiančių dalykų jų yra labai daug, nes aš tikrai labai daug gaunu žinučių ir man netgi skambina, mama susiranda mano numerį arba per Messengerį skambina, pasakoja situacijas mokyklose. Vis dar to tokio, nežinau, diskriminacijos, tokios grubios jos yra vis dar nemažai ir tai tikrai vis dar vyksta. Tai nėra taip, kad mes visi labai vieni kitiems švelnus pūkuoti ir geri. Tikrai ne, dar dėja. Kiek žinau, tu sutikai dalyvauti Lietuvos autizmo asociacijos Lietuvai vaikai organizuotame performance Vilniuje. Aš performance nedalyvavau, aš interviu daviau ir rašiau ten tuos žodžius. Supratau. Kad turėjau užsidaryti su savo autistu ir panašiai. Tai norėjau ir paskaitytas kelias frazes, turėjau pati suprasti, kad mano autistiškai vaikui čia ne vieta. Ir jos tokios buvo surinktos, aš suprantu, iš socialinės medijos. Tai tau tie žodžiai kažką reiškia, rezonuoja, ar kaip tu sakai, tos mamos pasakoja ir kodėl tu sutikai vis dėlto sudalyvauti, prisidėti prie šito. Aš sutikau todėl, kad šiais metais, būtent tas autizmo supratimo mėnuo, balandžio mėnuo, jis skiria dėmesį būtent ankstyvai pagalbai tėvams. Ir būtent nemažai dėmesio yra skiriama mamoms, būtent apie jų savijautą. Ir kai man pasakė, kad yra sumanymas būtent toks, aš sakau, viskas, aš dalyvauju, nes praktiškai mano tinklaraštis apie tai. Ir žinutė, kurią aš visą laiką labai garsiai akcentuoju ir visur miniu, kad pirmiausia, mamai reikia pagalbos ir pirmiausia reikia su mama dirbti arba mamai pačiai su savim. Vaikams yra viskas gerai. Žiūrėkit, vaikas, kol nepasakai, kad jis turi negalę, jis nežino, kad jis turi negalę. Tai kaip mamai gyventi su tuo žinojimu ir vaiko neužspausti. O tos frazės, žinot, aišku, ne viena mama taip apie savo vaiką negalvoja, ne viena mama savo vaiko autistu nevadina ir aš iš tikrųjų net esu gavusi žinučių tokių, kur žmonės man sako, kaip tu gali vartoti žodį autistas, tu žinai, kad tai yra įžeidus žodis. Ir aš sakau, taigi aš jį dėl to ir vartoju, kai cituoju kitus.
Ir vat būtent šitoje akcijoje, šitoje kampanijoje mes ir kalbam apie tai, kaip mumise įsėda tie žodžiai ir kad jie iš tikrųjų sukelia skausmą. Ir jeigu aš sėdžiu namuose su savo vaikučiu ir niekur negaliu eiti, tai todėl, kad mums yra sunku. Bet mūsų namuose uždaro būtent aplinkinių reakciją. Tada tu galvoji, nu tai su savo autistu aš niekur negaliu eiti. Bet aš pati taip niekada nesugalvočiau. Mane taip įstuma į tokią savijautą aplinkiniai žmonės. Tai aš labai tikiuosi, kad žmonės supras šitą žinutę. Ir būna tokių klausimų, bet kaip jūs jautri reaguojate tą žodį autistas? Tai aš neseniai ir savo tinklaraštį rašiau. Tai žiūrėkit, jeigu man atrodo, kad mes jautri reaguojame žodį autistas, tai įsivaizduokit, kad jūs esate žvairas. Jūs normaliai reaguotumėte žodį žvairys. Ne, jūs norėtumėt, kad žmonės tiesiog sakytų, nežinau, kad jūs turite žvairumą. Bet nevadintų jūsų tuo vardu kaip kiški iš pasakos. Taip, nes kartais dažniausiai labai lengva komentuoti, kol tavęs tai nepaliečia asmeniškai. Tai ir buvo tas, kad svarbiausia, tai mamom, tai mes mylim tos vaikus ir visada priemam, stengiamės priimti tokie, kokie yra, o labiausiai skaudina ta aplinka, kuri dažniausiai nepadeda, o atstumia. Labai dėkui, šiaip iš tikrųjų vėl, kad tikrai sudalyvauju, nes paprasčiausiai reikia tos drąsos tai daryti ir suprasti ir teisingai iš kartais ištransliuoti tas žinutes, nes žmonės tikrai kartais ir įvairiai sureaguoja ir sulaukia to ir tos neapykantos ir nepastenkinimo. Tai kiekvieną kartą, kai apie tai pašnekam, manau, kažkam atsiveria akis. Iš tikrųjų, aš labai noriu kitus įkvėpti tos drąsos, nes kaip tu labai gražiai pasakėjai, žinai, reikia tos drąsos. Ir aš galvoju, o kam čia ta drąsa? Ta prasme, mesgi nieko neprisidirbom, mes niekam nieko blogo nepadarė, mūsų vaikai nieko nenuskriaudė. Kodėl mes turim bijoti, kalbėti, nežinau, gyventi, būti su jais? Ir aš labai norėčiau, kad ir kitos mamos tą išgirstų, jūs nesijauskit kaltos, jūs nesijauskit, kad jūs kažką negero, kad jūs kažką skolingos kitiems žmonėms. Tai yra neteisinga, neteisinga mūsų vaikų atžvilgiu. Ir sakau, ir aš pati labai dažnai ant savęs anksčiau būdavau linkus varyt, tu šiokia, tonokia, pažiūrėk, kaip tu atrodai, pažiūrėk, kaip tu kalbi, iš vis kokia tu prasta aktorė. Aš ant savęs važiuoti labai labai moku, visada tą mokėjau, bet būtent stebėdama Adomą ir jo gyvenimą ir kaip jam iš tikrųjų nelengva šitame pasaulyje, aš, kai jam gal kokie 5 metai, kai jau atsirado daugiau to sociumo, kai aš jau pradėjau matytis, kaip jis skiriasi nuo kitų vaikų, aš stebėdama jį galvodavau, o aš norėčiau, kad jis ant savęs taip varytų, kaip aš ant savęs varau. Žiūrėk, aš autistas, aš kitoks, aš nemoku kalbėti, aš ten kvailas, aš ten, žinai, sutrikęs, atsilikęs. Ir aš galvoju, Toma, ką tu darai? Tai, negalima savęs šitaip važiuoti. Tiesiog tu esi toks, koks esi ir toks, koks tu esi, tavęs tokio ir pakanka. Ir su ta energija ir pasitikėjimu mes turim ir savo vaikus auginti. Tiesiog žvelgite juos ir matykite juose, kad jie yra nuostabus ir unikalus, jie niekam nieko blogo nepadarė. Mums ir taip nelengva bus gyventi, bet ne dėl aplinkinių mesgi gyvenam, dėl savo vaikų ir dėl savo šeimos. Tai nebeapsikraukim, jausdamėsi kitiems kažką skolingi vien dėl to, kad mums gyvenime nepasisekė. Na, čiagi netgi nesakyčiau, kad pasisekė, netgi daugelis dabar šneka, kad tai yra tiesiog dovana pamatyti pasaulį kitaip, išmokti tas pamokas, kurias, tikrai atveria akiratį kiekviena mama auginanti vaiką su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, tai pavadinkim, ar su kažkokia negalia, nebūtinai autizmas, mes visi susiduriam su tokiu kitokiu jau pasaulio matymu, ką tikriausiai kiti taip ir nepamatys visą gyvenimą. Ir tai tikrai labai praplečia ir akiratį ir jausmų visą tą vaivorykštę diapazoną. Ir pabaigai visai norėčiau tave pasveikinti su tavo profesinė diena, kuri jau kovo 27. Ir dar kartą pereiti prie to vis dėlto teatro temos. Kaip tu manai, ar Lietuvoje teatras jau pakankamai yra įtraukus neuroįvairovei? Manyčiau, kad pakankamai įtraukus ir labai norėčiau užakcentuoti, kad nereikėtų teatro suvienodinti. Mes turime savo teatre spektaklį, tas keistas nutikimas šuniui naktį, kur mes pasakojame apie paauglių turinčių autizmo spektro sutrikimą gyvenimą. Bet tas spektaklis, nežinau, ar jis tai pritaikytas tokiems paaugliams, nes jame yra ir daug garso, ir daug triukšmo, ir daug šviesų. Ir
vis tik tai manyčiau, kad ir gerai, nes, žinot, mes tam pasakojame istoriją paauglio, jeigu į mūsų spektaklį ateis paauglys, kuris tai ir patiria, tai jis praktiškai nieko naujo nesužinos. Bet kai į mūsų spektaklį ateina žmonės, kurie nežino apie tokį gyvenimą ir jį pamato, patiria, išgirsta visą tą triukšmą, kurį girdi žmogus turintis autizmo spektro sutrikimą, tada mes galime kažkaip tikėtis, kad įvyks dialogas ir kad įvyks kažkokie pokyčiai. Kita vertus, mes turime spektaklių, kurie iš tikrųjų yra skirti būtent neuroįvairoviai, ta prasme, ir vaikučiams, ir interaktyvų spektakliai, ir su prigestintom šviesom, ir su galimybė veikti, lipti sceną, kartu dainuoti ir groti. Tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų teatre yra visko ir labai gerai, kad visko yra ir labai sakau, tiesiog nepainiokim tų dalykų, nenorėkim ir to teatro suvienodinti. Tegul jis irgi būna neuroįvairus. Kaip ir žmonės. Kaip ir visas pasaulis, nes neuroįvairovės žodis tai nereiškia, kad kažkokia grupė, tai yra apima visą mūsų žmoniją, nes mes visi esame visokie ir kitokie. Taip, ir noriu dar tokią trumpą repliką, kad teatras juk yra ne tik skirtas žmonėms, kad jį galėtų visi ateiti, jis yra ir apie žmonės. Tai teatre galbūt mes vieni apie kitus galim sužinoti dalykų, kurių nežinojom. Tai gal turi kažkokią svajonę ir mintį, pavyzdžiui, kokį norėtum dar spektaklį padaryti, kuris ar būtų, kaip ir išskyrėm, ar būtent būtų neuroįvairovė žmonėm, kurie pritaikyti, o gal kaip tik kažkokį, kur būtų tiem žmonėm, kurie apie tai nieko nežino. Gal turi kokių minčių, ar rekomendacijų, ar kažką pati matei, kas labai tave paveikė. Tiesą sakant, dabar teatre labai daug matau spektaklių, kurie negatyviąją spalvą piešia aplinką. Aš labai norėčiau daugiau spektaklių, kuriuose vis tik tai mes kalbėtume apie tai, kad kažkoks žmogaus pokytis, meilė, nežinau, kad vienintelis kelias kažkaip mums išgyventi šitam pasaulyje yra vis tik tai meilė. Tiesiog norėčiau daugiau tokių ir pati savo norėčiau palinkėti daugiau tokių spektaklių, kurie būtent pakviestų žmonės pamastyti apie tai, kad kaip bebūtų kartais šlykštu ir baisu ir kraupu čia gyventi, taigi tu gali kažką pakeisti ir tada gal daugiau dalykų pasikeis. O jeigu mano pačios svajonė, kūrybinė, tai aš vis tik tai norėčiau vėl suburti mamas ir su jomis galbūt net apkeliauti Lietuvą ir padaryti debatus, padaryti forumo teatrą, padaryti diskusijas įvairiose Lietuvos miestuose, nes aš manau, kad tai irgi, taikomojo teatro metodai irgi yra puikia forma žmonėms ne tik atvykti, pamatyti ir išgirsti, tačiau ir sudalyvauti tokiuose susitikimuose ir tai tikrai gali irgi veikti ir keisti požiūrį. Aš dalyvavau tame jūsų pristatyme paskutinėme bibliotekoje, tai tikrai mane paveikė ir žavėjau to mamom, kurios lipo į sceną ir drąsiai kalbėjo. Tai tikrai reikia ir darbo su savimi ir manau ir tos dikcijos kažkiek pasimokyti ir įvairių metodų. Tai tą vienu žodžiu ir jūs darot, aš manau, bendraudami, dirbdami tais teatro metodais. Ir pabaigoje tada toks beveik tradicinis mano jau klausimas, tai ką norėtum palinkėti šeimoms, kurios nesenai sužinojo apie savo vaiko specialiuosius poreikius, tai pasakykime. Palinkėti, tai dabar iš tikrųjų, sakau, dabar yra visai kiti laikai, negu buvo tada, kai aš sužinojau diagnozę, dabar yra iš tikrųjų nemažai pagalbos, Lietuvos autizmo asociacija Lietaus vaikai iš tikrųjų irgi teikia tą ankstyvąją pagalbą, tai tiesiog kreipkitės pagalbos, psichologinės pagalbos, bendruomeninės pagalbos, pokalbių, supratimo, tiesiog konsultacijų ir panašiai. O ką palinkėti? Taip gal žiūri nuskambės, bet turbūt pasakyčiau tą patį, ką man pasakė tada ta osteopatė, kad tiesiog atrasti savyje tą besąlygiškos meilės šaltinį. Ir čia ne dėl to, čia visai ne ezoterinis dalykas, žinai, kad tu mylėk ir tada ten, žinai, atsidarys ten tau kažkokios čakros. Ne, tiesiog priimti besąlygiškai trūkumus yra labai didelis darbas, bet kartu ir labai didelė vertybė. Ir iš tikrųjų, jeigu tu išmoksti priimti, gyventi, tiesiog susidėlioti savo kasdienybę su vaiku, kuris turi nebūtinai autizmo spektro sutrikimą, kažkokių kitokių sensorinio raidos iššūkių, žinokit, tiesiog šį pasaulį lengviau pasidaro gyventi. Tiesiog tu pradedi daugiau matyti, daugiau priimti, daugiau suprasti, tolerantiškesnė pasidarai. Bet taip, tai yra, tą reikia atrasti. Tai labai norėčiau palinkėti visoms šeimoms, kurios gauna tokią, kaip tu įvardinai, dovaną. Galima sakyti, tai dovana kabutėse, nes aišku, diagnozę išgirdus, tai niekada nepasakai ačiū. Pirmiausia būna, kaip,
ir tik paskui tu pradedi kažkaip, tai bandai įpakuoti į va tą dovanos apibrėžimą, bet taip, gavus tą dovaną, su jie gyventi, ją priimti ir ją išskleisti yra labai didelė vertybė. Dėkui tau didelis, kad sutikai su manim pasikalbėti šiandien ir tikiuosi visiems tėvam mes perdavėm tą žinutę, kad jau kelintą kartą skamba šiaip tai mūsų eterija, kad besąlygiška meilė savo vaikui daro tikrai stebuklus. Ačiū tau dar kartelį. Ačiū, Asta.